Operatorių. Kur Sysas? Kažkas pastriko? Minutėlę. Garso operatorių, prašau dėmesio, nieko nesigirdi. Techniniai nesklandumai. Kaip kaip nesklandumą, ar ne? Nesigirdi. Nu, ar ilgai čia laukti, ar čia melstis pradėti? Kur čia tas garsas? Tai žodžiu, kol jie ten reguliuoja, tai aš pacituosiu su ponu Sysu kalbėjau per žinių radiją. Jisai sakė, kad ne mitinguose klausimai sprendžiasi, va, kaip sakiau, ateina lobistai, kažkokios tai organizacijos. Tai va, viešas klausimas, o kas jų išrinko, ar organizacijos kažkokios lobistai, ar vis dėlto rinkėjai. Ir šitaip spjauti į rinkėjų valią tai yra drąsu, bet pasirodyti čia kažkodėl nedrąsu. Tai kas yra Sysas? Bailys? Ar tikrai? Tai kas jis yra? Tai va, o jisai sako, mane žmonės renka, aš visą gyvenimą Seime, aš viską darau kaip reikia. Niekas nerenka, ar ne? Tai va, mes priėjom prie tos skaudžios temos, kad Seime sėdi žmonės, kurių niekas nerenka. Tai yra sąrašiniai, kurie metai iš metų ten sėdi ir, kaip pastebėjote, visus blogus įstatymus priima sąrašiniai, nes jie prieš nieką neatsako, jie nieko nebijo, nes vienmandatininkai dar kažkiek bijo žmonių. Tai po šito projekto, dabar galiu pacituoti, ką Finminas pasiūlė, Finansų ministerija, tai dar yra vienas absurdas demokratiniai valstybei, kai vykdomoji valdžia siūlo įstatymo projektus. Finansų ministerija yra vykdomoji valdžia. Ir jie projektų neturėtų siūlyti, Seimas siūlyti. Apskritai, demokratiniai valstybė turi siūlyti žmonės, o po to žmonės pateikia Seimą ir Seimas priima kaip reikia žmonėm, o ne kažkoje Finansų ministerija nuleidžia. Ir aš skaičiau tą jų naują projektą. Tai į projektą įtraukti ne tik namai, bet ir priklausaniai, garažai, trinkelės kieme, tvoros, lauko tualetai, šiltnamiai. Ar tai normalu? Jie sako, ne va, Sysas mane per žinių radiją apkaltino, kad va, tu čia 23 metais surengei protestą ir dabar biudžete 5 milijardai duobė. Esu kaltas, esu labai kaltas. O dabar jie perko šokoladus už 1000 eurų, steigia naujas ministerijas, taško ten paradam visokiam pinigus. Tai čia jau kieno kaltė? Krašto apsaugos ministerija auditą įslaptino. Kodėl? Netgi aš peržiūrės, po kiek ką perka, iškart radau 200 milijonų, kurie yra tiesiog, negaliu sakyti to žodžio pavogti, įsisavinti. Dabar Nausėda pažadėjo kažkiek ten 100 milijonų, berods po 200 milijonų kiekvienais metais dovanoti Ukrainai. Ok, karas vyksta, reikia padėti, bet žiūrėkit, ką mes turim. Lietuva po 100 milijonų dovanoja Rusijai. Kaip? Uždraudė Baltarusijos tranzitą kalio trąšų, tai yra 300 milijonų apyvartinių lėšų, jie jį paleido per Rusiją. Tai taip gaunasi, kad Lietuva investuoja į Rusiją ir investuoja į Rusijos gynybos pramonę, nes mes 100 milijonų gryno pelno atiduodam rusam. Ir aš nesuprantu, dabar Lietuva finansuoja ir Rusiją, ir Ukrainą, toks jausmas, tarsi mes būtume ginklų prekybininkai, ir mums iš to biznis kažkoks eina. Tai politikus prašau iki jungti sveiką protą ir tegul Baltarusija dirba mūsų naudai, o ne įvedinėti naujus mokesčius kažkokius. Dabar gal pradžiai, apie mokesčius galiu daug šnekėti, žinokite čia. Tai va, ten susistų, tada galit, kas ten buvo. Aš tikrai nedalyvauju, nes ne mitinguose
sprendžiami klausimai. Garso. Mėgsta kritikuoti, o įdomu, ką jie siūlo. Nu, tai jeigu pakelsim NT mokestį aukščiau, tai mes vėl nevykdom rekomendacijų, kurios mums teikia Pasaulio bankas, Europos komisija, kad mūsų nekilnojamo turto mokestis yra labai siauras, tai moka 3000 žmonių. Labiausiai stebina, kad pasižadėjus didinti gynybos finansavimą iki 5–6% bendrojo vidaus produkto, dalis pinigų įžadamų kelti mokesčių bus skiriama kitoms reikmėms. Labiausiai stebina, kad bendras reformos poveikis yra virš 700 milijonų, tuo tarpu krašto apsaugai planuojama skirti 500. Man atrodo, šitoje geopolitinėje situacijoje, kai mes visi koncentruojamės į gynybos finansavimą, visi papildomi pinigai turėtų keliauti gynybai. Skaičiuojama, kad padidinus mokesčius kitąmet į valstybės gynybos fondą galima bus skirti 300 milijonų, o 27 metais daugiau kaip 500 milijonų eurų. Tai vat, ką išgirdom iš Syso, įsipareigojimai. Atsidarė ES visus ten tos fondus. Įsipareigojimas yra toks, kad Lietuva turi stiprinti vidutinę klasę, mažinti socialinę atskirtį. Tai dabar palaukit, ponai mėly, aš truputėlį prastas ekonomistas. Kaip sumažės ta socialinė atskirtis, jeigu šiai dienai virš 600 000 žmonių gyvena arti skurdo ribos, iš jų 155 000 valgo iš labdaros, tai kaip sumažės ta atskirtis, jeigu jos apmokestins? Tarkim, jūs neturite pinigų pavalgyti ir jums, kaip Šadžius sako, įves dar 7 eurus ten mokėti, žinai, kas mėnesį, per metus ten kokius 300. Tai ar jūs nuo to turėsite daugiau valgyti ar mažiau? Ar tai čia yra ta socialdemokratija vadinama? Tai dar norėčiau, tada buvo išsiųstas kvietimas Paluckui Gintautui. Kur Paluckas? Didesnis trūkumas yra tai, kad nekilnojamo turto objektas, kurį šeima ar asmuo turi, vis yra vienintelis, yra siejamas su žmogaus teisė turėti būstą. Sakykime, būstą tai yra stogą virš galvos. Tai yra pagrindinis argumentas, jog nesumokėjus to mokesčio arba tą mokesčią esant per dideliam, nepakeliamam, žmogus ar šeima galėtų būti išvarytas iš savo vienintelio būsto. O, girdėjot? Girdėjot, kaip šneka? Kaip jis kalbėjo prieš rinkimus? O žinot, kur dabar yra Paluckas? Atsiverčiau žiniasklaidą. Paluckas šiandien geria, nes jam metinės, matai. Jis neturi laiko ateiti su žmonėm pasikalbėti, nes parduotuvė iki 3 dirba ir mitingas 3, neturi kada. Reikia skubėti parduotuvę. Tai kur prioritetai? Gėda! Žemaitaitis, mūsų marketingo vadovas. Žemaitaitis. Žemaitaitis. Kiek man duosi už tom trobėkį? Jeigu tu tiesai pas tą savo Šimonytę, tu jos klauso pradėti politinio ugdymo. Ką sugalvoja šitą išprotėjusių vyriausybę? Su Mindaugu Linge praeitą savaitę biudžeto ir finansų komitete pateikė pasiūlymą. Tai bus pirmą kartą pasaulio istorijai, kad Lietuva galės taikyti 2 nekilnojamo turto mokestį. Tai va, vienas mokestis bus, kur dabar mokama tų žemės mokestį, va, ką čia mes turim. Ir antras dalykas, jie dabar siūlo apmokestinti šitas trobas. Tai mokestis bus nuo 0,4 iki 4%. Ir tą mokestį nustatys savivaldybės. Tai dabar įsivaizduokit šitą va, kosmonautų vyriausybę, ko tikrai niekur nerasit pasaulyje. Nu, bent jau aš, kai pražiūrėjau Europai, tai ne vienoje valstybėje neradau, kad jeigu jūsų troba, šita vertės yra 100 000, žemės sklypas dar, kaip pavyzdys, tenais 2000, arba bendroji sumai paimti, kad tai 100 000 kainuoja, tai daugiausiai mokestį gali nustatyti 4 ir už namą, ir už žemę. Tai jeigu šitas troba tavo senė vertė yra 100 000, tai reiškia 8 000 mokėsim nekilnojamo turto mokestį. Būk pasveikinti Šventoji Marijos žemė ir jos vadovė Šimonytė. Mėly gyventojai, pareimkite dar kartą, pradėkite domėtis, kas Seime ir kokie teisės aktai yra priiminėjami, kad realiai suvoktumėte, kad eina tiesioginis mūsų valdžios genocidas mūsų rajonų, mūsų regionų ir mūsų.
Esame, kokia yra riba. Jeigu, tarkime, turto vertė yra 50 000, 1% yra, tai 50 eurų metinis mokestis, jeigu pirminis 50 procentų nuolaida, tai dar 25 eurai per metus, ne kaip pavyzdys mokėtų. Tai dabar klausimas yra, ar efektyvu ekonomiškai surinkti 25 eurus, ar neapsimoka. Tai va čia klausimas yra. Nu, bet jis, aš manau, per porą savaičių mes viską žinos. Bus mitingas, aš ateisiu ant mitingo ir su žmonėm kalbėti, nes reikia su Lietuvos gyventojais kalbėti, nereikia Rūta bijoti žmonių. Į mitingą ateisit kalbėti? Aš tikrai ateisiu pa žmonės, aš pažadu, nereikia bijoti žmonėm, reikia žmonėm paaiškinti, kodėl mes tai darome. Remigijau! Remigijau! Remiguti! Ir vėl apgavo. Senjore, kaip? Neblogai? Juk viskas čia tai mano rankų darbas. Girdžiu, akmens stulpe. Aš visada sakau tiesą. Meluoji! Tu meluoji! Kasgi tai? Senjora! Visa tai šmeižtas, netikėkite. Meluoji! Meluoji! Tokiam melagiui geriausia skristi į mėnulį. Tokiam senam melagiui išskristi į mėnulį. Tokiam senam melagiui išskristi į mėnulį. Tai vat, matot, ką kalba prieš rinkimus, o po to, matote, mes jums įvesim socialiai teisingą mokestį, kaip jis vienas iš ten jo partijos narių atsisėdęs aiškina, kad vat, jeigu aš galiu susimokėti 50 eurų, tai turi susimokėti ir mano kaimynė, kuri turi negalę. Ir jeigu jinai negalės susimokėti, tai tegul kreipiasi į savivaldybę ir savivaldybė ją atleis nuo mokesčio. Aš prašau pakelti ranką tų, kuriuos savivaldybė atleido nuo mokesčio. Ir yra nors vienas žmogus. Tai kuo jie mus laiko? Dabar kai kurie ten įvairūs personažai sako, kad reikia mokėti už namus ten ir taip toliau ir panašiai. Aš sutinku mokėti už namus, jeigu valdžia man juos remontuos, man padaunos, tada prašau pakelti ranką, kuriems valdžia padaunoja namus. Irgi nei vienas. Tai už ką mes turim mokėti? Už savo namus? Ar mes juos nuomojamės, ar mes juos įsigijom? Namus mes nusipirkom. Taip, mes gaunam atlyginimą, sumokom beveik 40% mokesčių, pasiemam paskolą ir tos namus nusiperkam. Dabar jos nori jos apmokestinti, ne va namai yra kažkokie ar tai prabogos prekė, ar jie uždirba. Nežinau, kiek iš jūsų namuose gyvenat ir jums namai uždirba. Man namai neuždirba, man jie kainuoja. Problema valstybėje yra ta, kad įvairūs oligarchai, NT visokie ten buržujai, kurie turi didelės kompanijas, nori išversti pusę miesto pastatyti bendrabučius, jie moka ten 2,9-5% mokesčio. Prekybos tinklai moka 8%, o žmonės moka nuo atlyginimo 40%. Ir tas mokesčiai dar kyla ir dar nori apmokestinti mūsų namus už tai, kad mes turim kur gyventi. Ar jūs sutinkat su šituo mokesčiu? Nu va, politikai sako, kad žmonės nori šitą mokesčių. Ne va, tai socialiai teisinga. Kaip Syzas pasakė, gyvensime geriau, jeigu mokėsime šitą mokestį. Tai į šitą protestą dar buvo kviestas ponas Benkunskas, nežinau, ar jis atvyko. Valdai, Benkunskai. Centre Šnipiškėse yra daug milijonierių. Apleisti nameliai mediniai, statyti prieš ten 70 ar 100 metų. Jie nesiekia jokios medianos ir jie jokio mokesčio nemoka. Nors žemė po jais kainuoja 1 arba 2 milijonus. Bet ne žemės mokestis turėtų mokėti. Žemės mokestis, pažiūrėkit, žemės mokestis irgi labai įdomiai skaičiuojamas. Žemės mokestis skaičiuojamas nuo mokestinės vertės. Mokestinę vertę nustato registrų centras kas 5 metai. Ir dabar ta Šnipiškėse mokestinė vertė yra tokia, kad tas sklypas, kuris kainuoja ten tarp 1 ir 2 milijonų, jam reikia sumokėti per metus 500 eurų. Bet jis tai yra milijonierius, klausykit.
ar negali tie milijonieriai mokėti, gal ir 5 000 galėtų sumokėti už tą žemę, o jeigu jis negali, tai tegul jie parduoda. Ir tada mes su meru tada spręsim, gal toj vietoje galėsim kažką pastatyti, gal geresnio, gražesnio, gal galėtų ne vienas žmogus ten gyventi, gal daugiau žmonių galėtų. Mes sakom labai aiškiai, kad už tokį antrą turtą, kas tai bebūtų, ar būtas, ar sodo namelis, ar garažas, jau reikės mokėti greičiausiai, tą 1%, kuris šiuo metu yra taikomas komerciniam nekilnojamui turtui. Tada atsiranda paskata, jeigu tu turto mokesčio negali sumokėti, jį paleisti į rinką, atsiranda didesnė konkurencija nekilnojamo turto rinkoje ir iš esmės, tas apmokestinimas socialiai tampa teisingu. Socialiai teisinga apmokestinti sodo namus. Socialiai teisinga apmokestinti garažus. Aš nežinau, atrodo žmonės lyg tai turėtų būti protingi. Kame yra problema? Tame, kad Lietuvoje nėra tiesioginės demokratijos. Bet dabar jūs visi susirinkę. Po, nežinau, gal kitą savaitę, gal dar kitą savaitę mes gausim parašų lapus iš Vyriausios rinkimų komisijos. Bus elektroninis pasirašymas, tai bus, aišku, skelbiama apie tai visur ir mes pabandysime kartu įgyvendinti šitą tiesioginę demokratiją, kaip jin turi atrodyti. Mes pateiksime Seimui svarstyti pataisą, kad nebūtų apmokestinti nei namai, nei sandėliukai, nei garažai, nei sodo namai. Aš jums padėkosiu po to, kai tie 50 000 parašų bus, nes kaip taisyklė visokios iniciatyvos paskui juda sunkiai. Tai aš jums padėkosiu, ačiū, pasakysiu ačiū, kai mes surinksim tos parašus ir pateiksim Seimui. Po to, ką aš ir sakiau ne vieną kartą, po šito svarstymo žiūrėsim visus Seimo narius, kaip kas balsuoja. Ir asmeniškai pažadu, kad kuris Seimo narys balsuos už būsto apmokestinimą, nepagailėsiu pinigų ir jo plakatai prieš rinkimus kabės ant kiekvieno stulpo, nes tokių seimūnų mums nereikia. Skvernelis berods jau išsižada šito mokesčio ir sako nebalsuos. Skvernelis irgi buvo kviestas, gal iš čia atvyko? Pons Paulius. Blogas įrašas. Jo, tai buvo įrašas, kad Skvernelis sako, kad nepalaikys šito mokesčio ir iš jo partijos ten dar viena ponia, jeigu galite įrašo paleiskit, kad visi girdėtume. Bus prastai, nepaleisi, bet... Pabandykit. Nereikia. Konstitucijoje parašyta žmogaus turtas neliečiamas. Ar Lietuvoje galioja konstitucija, ar bet kuris kažkoks tai teisėjas, kurio niekas nerinko, gali keisti ją savo valiai? Konstitucija senai negalioja. Tai palaukit, mes konstitucinė valstybė ar ne? Nebesuprantu. Dabar Gitanas Nausėda, Gitanai, čia tau netoli užeik. Gitanas Nausėda irgi labai aktyviai propaguoja šitą mokestį, bet kaip atsiverčiau siūlomą projektą, žiūriu, kad jam mokestis mažėja. Ar tai nėra politinė korupcija? Tai palaukit, dabar jie naudojasi savo padėtimi tam, kad susimažintų savo mokestį, o mum įvestų naują tiem, kurie nemokėjo iki šiol mokesčio. Taip turi būti. Ar mes turim prokuratūrą? Neturim. Liūdna. Aš labai nenorėčiau, kad piliečiai turėtų imtis nedemokratiškų veiksmų, bet jeigu taip toliau spjaudys žmonėm į veidus, aš nežinau, kas turėtų toliau vykti, kad jie pradėtų kreipdėmėsi. Tai pasikartos, mes rinksim 50 000 parašų tam, kad jie nespjaudytų ir pažiūrėsim, kuris iš jų išdrys spjauti į veidą. Tai
Pakelkite ranką, kurie nori, kad būtų tas mokestis įvestas, nes Facebook'e daug visokių nuomonių yra. Kur čia šitai? Kur tie vatnikų medžiotojai? Nėra. Ai, teisingai, šitiegi, tarp kitko, toks vienas savilaikantis žurnalistų, berods Laisvų, sakė, kad čia susirinks 5. kolona. Tai, žiūrėkit, 1, 2, 3, 4, 5. Tai aš, kuri čia iš tų katedros kolonų 5? Ir ko gero pamiršau, nes kadangi vis dėlto viskas vyksta iš širdies, tai aš galiu pasakyti, ką nekartą sakiau. 5. kolona nori apmokestinti mūsų namus, nes kasdien kalbėdami apie karą, jie nori išmušti pagrindą mums iš po kojų, tam, kad žmonės taptų nuomininkai savo namuose ir iškilus grėsmė jų nebegintų. Ar mes leisim tai padaryti? Ne. Būsto mokesčiui ne. Būsto mokesčiui ne. Dabar taip. Aš nenoriu mokėti nuomos už savo namus. 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 Ačiū Jums! Aš pasakysiu savo motyvą, kodėl aš tada tai padariau. Nes manęs niekas neklausė, mane tarkuoja dar ir šiandien komentaruose, oi čia susirinks armija homofobų. Aš pasakysiu, kodėl aš tai padariau. Todėl, kad vyras su vyru nori įsivaikinti vaikus ir vadinti tai šeima. Tai pasigimdykit po velnių. Demokratija prasideda nuo šeimos. Iš šeimos eina į seniūnijas. Taip turėtų būti demokratiškai valstybė. Iš seniūnijų turėtų eiti savivaldybės, paskui į Seimą ir paskui turi būti priimtimai įstatymai tokių, kokie reikia žmonėms. Motyvų įvesti nekilnojamo turto mokestį vienintelį, tai yra visuotinį, yra motyvas, kad miestai taptų gražesni, ten tiesime trinkelės ir panašiai, kad gynybai tai yra absoliutus melas, kurie sako, kad gynybai tai yra arba sukčiai, arba silpnapročiai. Nes nekilnojamo turto mokesčių įstatyme rašoma, mokestis surinktas už nekilnojamo turtą patenka į savivaldybių biudžetą. Ir kai aš vieno Seimo nario laidoje, nežinau, ar čia nėra, paklausiau, ar kas nors žino, kur nukeliauja šitie pinigai, jis atsakė, kad ne. Vilniuje surenkami milijonai pinigų, bet jų yra perteklis, tai mes milijardus taškysim toliau. Motyvas įvesti mokestį tam, kad būtų miesteliai neva gražesni ir gatvės, tai aš galiu pasakyti, mes mokam GPM į savivaldybių biudžetą, mes dabar mokėsim padidintą draudimą už neva gynybą, mes mokam infrastruktūros mokestį ir aš prisiminiau vieną tokį mokestį, tiksliau priminė. Privalomo socialinio draudimo mokestis, PSD. Jį įvedė tam, kad eilių neliktų poliklinikose, kad būtų aukščiausio lygio medicina ir kad gydytojai gautų atlyginimus. Ar jis pasiteisino? Tai lygiai taip pat nepasiteisins ir dar vienas mokestis, nes jis bus ištaškytas, kadangi tai yra didžiųjų miestų pagrindė mokestis, nes daugiausiai mokės Vilniečiai, Kauniečiai, Klaipėdiečiai, tai sėdės meras Benkunskas, kuris čia, aišku, pabijojo ateiti ir svarstys, kur čia dar kokį milijardą ištaškyti ir tuo pačiu atleisdamas įvairius verslus nuo mokesčio. Etiškais atvykti į mitingus ir ginti savo teisės, nes mes būtent jauni žmonės kuriame šeimas, mes norime kažkur gyventi. Tai kaip reikės susimokėti kreditą, kaip reikės susimokėti visus mokesčius ir dar susimokėti nekilnojamo turto mokestį. Tai tiesiog yra neįmanoma. Tad aš labai džiaugiuosi, matydamas jūs visus, labai džiaugiuosi, kad mūsų tiek daug susirinko, nes čia kalbėjau su vienu iš Seimo narių, sako, nu žinok, valdžioje kalbėjom, sako, jeigu ateis, sako, manau, niekas nesusirinks. Na, jis susirinks keli šimtai, bet susirinko tūkstančiai.
dar noriu, kad kiekvienas apsidairytumėt aplinkui. Kiek kartų jau esu buvęs mitinguose ir susirenka minios. Vienintelis dalykas, ko nesugebam padaryti, tai sukurti sistemos, kuris sugebėtų pasipriešinti valdžiai. O dabar norėčiau pacituoti tokio vieno žmogaus žodžius. Galbūt jį jau užmiršot, nes jis gerai turbūt leidžia laiką Graikijoje, Lietuvoje. Tai Gabrielius Landsbergis. Šitas Seimas turi eiti lauk! Kartuojame. Aš nenoriu mokėti nuomos už savo namus. Aš nenoriu mokėti nuomos už savo namus. Tai noriu mokėti nuomos už savo namus. Tai ačiū jums, dabar kitas tada problema. Politikai mūsų negirdi, bet kai reikia užlipti ant sienos, pasipiarinti, visada jų atsiranda. Turiu planą chuliganą. Mes dabar surinksim tos 50 virš tūkstančių parašų. Ir jeigu mums pjausi veidą, tai davai padarom tokį dalyką. Partija, kuri turi 50 tūkstančių narių ir nušluojam visus jos velniak. Ačiū, kad buvot! Ačiū, kad jūs